Seniai, seniai gyveno meškiukas vardu Rikiki. Kartą mamytė paprašė: Rikiki, paimk pintinėlę ir nunešk seneliai. Aš čia įdėjau puodynėlę braškių uogienės. Žinau, kad ji labai mėgsta, tik per ilgai neužsibūk. Rikiki jau buvo nuėjęs dalį kelio, kaip tik staiga, nežinia iš kur, atsiranda šuniukas. Jis tikriausiai bus teškenęsis baloje, nes labai jau purvinas. Šuniukas šokinėja, kiauksėdamas apie Rikiki, pinasi jam po kojom, visaip negali atstoti. Rikiki ateina pas senelę su šuniuku, atkakliai sekančiu jam iš paskos. Rikiki bando šunelį nuvyti, kad neprisineštų purvo, bet nieko neišeina. Tada Rikiki atidaro vartelius ir įbėgęs tuojau pat užtrenkia. Bet vakare, grįžtant namo, jis ir vėl sutinka šuniuką. Eidamas namo, jis supranta, kad jie gali būti labai geri draugai. Parėję namo, jie tampa šuniukas ir Rikiki gerais draugais. Viskas. Nu, pažiūrėjau.